Labadiena, čia matote mane, Miss M. Žmonės sako, kad aš panašiai Miss Marple. Mano žvilgsnis pastabus, natūra smalsi ir trokštanti žinoti tiesą. Beje, gal aš ir esu Miss Marple, tik gerokai jaunesnė. Tačiau kiek kaimynų ir kaiminėlių turi centras? Turiu išsiaiškinti, kaip išsitenka jie po vienu stogu. Kuo valstybės institucijų kalbų centras ir mokytojų namų kolektyvai praturtina vieni kitus. Žinomi, inovatyvūs. Ir iki manęs atėjęs garsas apie Vilniaus mokytojų namų direktorę Zenobiją Zepnickienę, apie Vartų galeriją ir jos savininkę Nidą Rutkienę, Jūratės Stauskaitės vaikų ir suaugusių piešimo mokyklą. Gerai, kai mokslai ir menai greta. Kultūra tada stovi ant abiejų savo kojų. Bet aš jau nuklydau. Mano dėmesio ašis – valstybės institucijų kalbų centras. Kuogi jis ypatingas? Vėl grįžtu prie mano žygį motyvuojančio laiško. Cituoju, prieš 20 metų pažinau valstybės institucijų kalbų centro žmonės, jų lankytojus. Viskas buvo aišku ir pažįstama. Dabargi pažinti žmonės lyg tie, lyg ir ne tie, dar daugiau judėjimo, lyg bręstų kokia tai intriga. Aš tuoj pažiūrėsiu atidžiau, kaip ir kodėl pasikeitė centro veiklos ir darbuotojai, bet tam turiu įžengti į patį centrą. Na štai aš jau centro viduje, mane pasitinka centro darbuotojos. Užsuksiu dar į biblioteką. Man malonu ne tik į kompiuterio ekraną žvilgtelėti, bet ir popierinę knygą į rankas paimti. Itin reikšminga tai, kad nemaža dalis metodinės medžiagos parengta centro darbuotojų ir išleista paties centro iniciatyva. O kas čia per patalpėlę? Puodeliai, lėkštutės, šaukšteliai. Aha, taurės rodo, kad čia geriama ne tik kava. Aš apie šviežiai spaustas sultis. Išgerčiau gurkšnelį, bet sulčių spaudimo aparato kažkodėl nesimato. Veiksmažodį spausti derėtų vartoti kitur. Gal spausti save? O gal vis tik spausti pavaldinius? Ne, geriau tikriausiai spausti studentus. Tačiau iš visko atrodo, kad tikslingiausia būtų sakyti, spustelėti vieniems kitus, vardant bendro tikslo. Pasižiūrėsime, kas dar galėtų patvirtinti tokį mano spėjimą. Na štai ir patekau į savispaudyklą. Teiraujusi centro darbuotojai apie savispaudos būdus. Atsako, intensyvus užsiėmimų su studentais tvarkaraštis, naujų darbų metodų paieška ir taikymas, projektai, konferencijos. Na kągi, imuosi kiekvieno punkto analizės iš eilės.
Viena ryškiausių ypatybių, kurių dėka valstybės institucijų kalbų centras yra daugiau nei kalbų mokykla, tai jo plati projektinė veikla. Spalvingi įvairių vykdytų bei vis dar vykdomų projektų logotipai atskleidžia, kiek daug projektų sričių apimama. Beveik visos projektų programos – Lingva 1 ir Lingva 2, Leonardo da Vinci, Minevra, Grunvik ir mokymos visą gyvenimą programos buvo ir yra sėkmingai vykdomos. Todėl centras ir yra gerai žinomas narys didžioje Europos kalbų mokymo bendruomenėje. Mano pastebėjimas – valstybės institucijų kalbų centro veiklos yra intensyvios ir plačios. O visų svarbiausia – neimituotos ir tikros. Pasakiau savo darydama į centrą, tarp pirštų spausdama paparčio lapą. Jei jau gėlės tokiame dideliame pastate tikros, tai ir veiklos turi būti tikros. Kad neužmirščiau visko išskaičiuoti, imuosi man įprasto mezgimo ir sunersiu ant virbalo kaip mezginio akis visus centro inovatyvius darbus. Pirmiausia tai, ką jau minėjau – originalūs vadovėliai ir metodinės priemonės. Savos patirties srauto į pasaulį transliavimas. O tai labai gerai. Visi čia aplink tik giriasi, ką iš Europos gavo, paėmė, o šis centras švyturys tarp tų, kurie, taip sakant, didžiąją Europą pamoko. Kasgi taip lėmė? Su dideliu malonumu įmegsiu į inovatyvių darbų mezginį šią kilpelę. Tai Europos kalbų dienos iniciatyva ir jos įgyvendinimas. Valstybės institucijų kalbų centras originalaus scenarijaus renginį skirtą Europos kalbų dienai minėti organizuoja kasmet. Na kągi, manau atėjo metas kompiuterio ekrane dar kartą pamatyti veidus tų, kurie įsteigė šį centrą. Na žinoma, kad gali jie savo atliktų veiksmų tik taip pasididžiuoti. Pasodintas medis ne tik sulapojo, bet ir veda gerus vaisius. O ir aš svarbią savo užduoties dalį galėsiu įgyvendinti. Kasgi jie? Kaip atrodė tada ir dabar? Ką jie veikia? Besirengdama eiti į centrą, žinojau, kad čia buvo daug iškilių lankytojų bei svečių. Vienas jų – princas Andrew. Ne, jis nesteigėjas, jis labai garbingas svečias. Centrą jis ne tik aplankė, bet ir pagyrė. Vadinasi, buvo už ką. O dabar einu susitikti su centro žmonėmis. Darbai vyksta, tęsiasi, plečiasi, gilėja, atsiranda vis nauji. O kaip žmonės? Plečiasi, traukiasi, atsiranda naujų. Mokytojų namų svetainėje manęs laukia senas geras popierinis nuotraukų albumas, jaukiai traškantis židinys ir arbatėlė su esamais ir buvusiais centro vadovais ir darbuotojais. Jūsų centre dirbo ir dirba daug užsieniečių. Gaila, kad šiandien jų tarpe nėra pono Radžinderio. Jis iš Indijos, tiesa? Oi, Indija jau ne mano jėgomis. Ieškoti Londone? Kaip paprasta. Būtinai tai padarysiu. O kas iš jūsų jauniausias darbuotojas? Jūs? Ir dar jūs? Ir dar? Visi čia, man atrodo, labai jaunatviški. Štai ką reiškia dirbti su jaunimu. Ką? Ne visi studentai jauni? Arba sąlyginai? Tarp jūsų studentų buvo ir 2 Lietuvos prezidentai, 10 Seimo narių, ministerijos darbuotojai, įvairaus amžiaus? Štai kaip. Turite studentų, kurie jūsų nepalieka dešimtmečiais, tada dar labiau suprantu jūsų jaunatviškumą. Oi, kiek jūsų čia daug. Ir visi tokie reikalingi. Jeigu dar liko laiko, prašyčiau lašelį angliškos arbatos. Siūlote lietuviško krupniko? Na tada dar geriau, prašysiu 2 lašelius. Sakote, kad visada galiu pagilinti savo žinias apie centrą jūsų internetinėje svetainėje? Rašau paprastu pieštuku. 3v.vikc.lt. Atsisveikindama konstatuoju, jūs pirmieji Rytų Europoje pradėjote pavadinimą atitinkančias veiklas, auginantis kūrybingus, profesionalius darbuotojus, pritraukiantis įdomius studentus, sistemingai ir kvalifikuotai mokantis įvairių kalbų, besiimantis inovatyvių veiklų. Jūsų tarptautiškumas grindžiamas Lietuvos pozicionavimu. Visumoje jūs nei balti, nei juodi, jūs įvairūs, pozityviai spalvingi.
ir naudingi visuomeniai, bet grėsmingi konkurentams. Kadangi esu itin smalsi, negaliu išvykti nepaklaususi apie kalbų centro ateitį. Atsiųsite man strateginį planą? Na kągi, ačiū, bet man patinka paprasčiau, kad visi suprastų. Sakote, kad ateityje jūsų centras toliau tvirtai žengs į priekį visomis pasirinktomis kryptimis ir taps centru visiems, ne tik politikams? Supratau. Na kągi, linkiu tuomet sėkmės.